Kaip praleisti savaitgalį ar šventinės dienas šunų šeimininkai planuoja ne tik savo, bet ir mylimiems keturkojams. Vis populiaresnis sprendimas – šunis palikti gyvūnų viešbutyje. Štai Šiauliuose toks viešbutis vos pravėrė duris, o klientai jau smalsauja. Belgo aviganis Raštis net pasidomėjo, kaip dirba administracija ir kantriai laukia, kol šeimininkas leis įeiti į viešbutį. Čia jau gyvena keli jo gentainiai. Mintis kilo pastatyti tą patį viešbutį, kilo pačiam, nes laikau ne vieną šunį ir kada reikia kažkur išvažiuoti ar atostogauti ar šiaip su reikalais ir nėra kur jo palikti. Tai manau, ta problema ne vien man, o ir tiem šunų katinų mylėtojam ar to, kaip ir pavadinimas uodeginčius, ta prasme, tai visiems, kas turi uodegas, tai paprasčiausiai taip ir gaunas, kad kažkas pasinaudos šitą paslaugą. Viešbutyje šunys gauna ne vien gultą ir ėsti. Kiekvienam uodeguotam klientui atskiras pasilakstymo kiemas ir net pamokos, kad šuo laukdamas šeimininko neliūdėtų. Dresūros visos paslaugos, jeigu, sakykime, klientas pageidauja, ta prasme, kažko tai šunelį, kad per tą laiką ir būtų išmokytas. Tai yra daroma, ta prasme, yra taip, kad užimtumo programa šunim, kad tas šunelis neliūdėtų, turėtų kažką tai užsiimti, ta prasme, nes jis iš neturėjimo ką veikti, tai jam gal ten ar depresija ar dar kažkas, tai iki to ir nedaleidžiam. Viešbutyje dirbantis profesionalus dresuotojas sako, kad dar neteko matyti besisvečiuojančio nuliūdusio šuns. Šeimininkai daugiausia liūdį skambina, kaip mano šunelis jaučiasi, aš dar pajuokauju, sakau, lieja ašaras, sakau, jeigu jau labai norit, galiu telefoną mobilų duoti, pakalbėsite. Keturkojai svečiai viešbutyje ir išdaigų prikrečia ir kaprizus darbuotojams rodo, net pasilinksmina slapta nuo administracijos. Darbuotojai sako, kad linksmų istorijų čia netrūksta. Buvo palikę pas mus 2 azijatus. Tai paprastas, tai yra pakankamai griežti ir rimti šunis, aš juos išleidau į lauką, išėjo savo norų, bet jie sako, man aš vidų neisim, galvoju, kaip tą dalyką padaryti, kasnelius jie nereaguoja. Buvo čia šuniukai taip ir patys pasismaginę ir be savininkai, ir be mūsų žinios, ir turim ir skėtį sudraskytą, ne vietoj patys pasidėję, ta prasme, tai čia yra labai natūralu. O tam šeimininkui, sakykime, ką ten sakyti, jeigu pats davė kažkokį žaisliuką ir jis kažką tai jam padarė. Tai, čia tas nuostolis toksai, kad, malonus nuostolis, kaip sakant. Specialiai gyvūnams statytame viešbutyje svečiai kol kas tik šunys. Tačiau uodeginčiaus sumanytojai sako, kad priimtų visus, kas turi uodegą ir letenas. Šis malonumas uodeguotiesiems nepigus. Jeigu šuneliui tai reikia tik permiegoti, tai 35 litai už parą. Skanėstai ir pramogos kainuoja nei kiek nemažiau, nei žmogus gyventų viešbutyje. Gali susidaryti ir apvali suma.